Sveiki, norim pristatyti CF Moto vaikiškus elektrinius motociklus CX2E ir CX5E. Nors jie yra skirti vaikams, tačiau tai nėra žaislai. Abiejose modeliuose yra įmontuoti galingi varikliai su didelės talpos baterijomis ir pakaba, kokią rastumėte tikrose motocikluose. Pakalbėkime apie šių modelių skirtumus ir esminius privalumus. Motociklų dydžiai. CX2E mažiausia versija, CX5E didesnė. Skirtingi dydžiai leis parinkti motociklą tiksliau pagal vaiko ūgį. Atitinkamai skiriasi ir motociklų galia – 1,2 kW ir 1,5 kW. Mažasis modelis sveria 49 kg, o didysis vos 7 kg daugiau. Abu motociklai turi reguliuojamą maksimalų greitį. Galite rinktis iš 3 padėčių. Kartu su skaitmeniniu prietaisų skydeliu tai daryti bus labai patogu. Nepamirškime svarbiausio. Tai yra stabdžiai. Abu motociklai turi patikimus priekinius ir galinius diskinius hidraulinius stabdžius. Priekinis ratas stabdomas su svirtimi ant vairo, o galinis su kojinės svirtimi. Abu CX modeliai turi magnetinę apsaugos sistemą. Nutraukus magnetinį raištį, motociklas automatiškai išsijungs. Abiejose motocikluose rasite tvirtus stipininius ratlankius su bekelės padangomis, didelės eigos teleskopinę šakę priekyje ir reguliuojamos apkrovos amortizatorių gale. Abu modelius galima pilnai įkrauti per 4 valandas, o vienu įkrovimu įveiksite net iki 60 km atstumą. Elektrinio variklio dėka šios motociklus vairuoti bus dar patogiau, nes nereikės rūpintis pavarų perjungimu. Kodėl verta rinktis CF Moto vaikiškus elektrinius motociklus? Juos paprasta valdyti, lengva prižiūrėti, o svarbiausia, jie turi daug saugumo funkcijų. Ir turbūt svarbiausias privalumas – šie motociklai veikia tyliai, tad vaikai galės važinėti parke, kieme, visiškai be triukšmo, tad netrukdys nei jums, nei aplinkiniams. O daugiau informacijos galite rasti cfmoto.lt.